Labadiena, žinių radijas. Bandome susisiekti su nepriklausomybės akto signataru Zigmu Vaišvilu. Su juo pakalbėsime taip pat apie atominės elektrinės klausimus. Na, turbūt politiniai dalykai lieka politiniais dalykais, tačiau bent jau mano subjektyvia nuomonė atominės energetikos klausimas, bendrai energetinės nepriklausomybės klausimas, jis yra svarbus. Ponas Butkevičius yra įvardinęs, jog net ir šios vyriausybės prioritetas numeris 1 yra suskystintų dujų terminalas ir jo statyba. Ar tai garantuos mums energetinę nepriklausomybę? Iš kitos pusės turbūt atominės elektrinės statybos klausimas nėra tik Lietuvos klausimas. Šalia kyla arba gali kilti Kaliningrade, Baltarusijoje mūsų kaimynų statomos atominės elektrinės. Todėl šiam klausimui mes turbūt skirsime šiek tiek daugiau laiko. Atrodo, mums pavyko susisiekti su ponu Zigmu Vaišvila. Labadiena. Labadiena, su artėjančiais. Dėkui jūs taip pat. Gerbiamas Zigmai, štai galbūt pirmas klausimas ir būtų. Mes jau šiek tiek apžvelgiam, kaip vyko referendumas, rezultatai ir politikų reakcija. Prie šio klausimo grįžime, tačiau aš pradėčiau galbūt nuo kito dalyko. Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuri galvoja apie atominių elektrinių statybą. Šalia yra kaimynai Rusija, Baltarusija. Kaip jums atrodo, štai mūsų kaimynai Latvija, Estai nuogastauja, kad mes nebestatome tos atominės elektrinės. Tai yra pagrįsti nuogastavimai, iš kitos pusės, ar mes neuždegėm žalios šviesos savo kaimynam? Tai visų pirma, neteisingas klausimas. Aš labai atsiprašau. Lietuva jau savo žodį pasakė ir jis yra privalomas. Privalomas visiems, ir Respublikos prezidentui Daliai Grybauskaitei, ir man, ir jum, ir visiems iki vieno. Nustatyta tvarka, referendumas įvyko, jį įgyvendinti privaloma. Tas, kas diskutuoja prieš, pasisako prieš tautos valią, reiškia negerbė nei konstitucijos, nei tautos valios. Tai čia yra visiškai aiškus dalykas. Dabar kitas dalykas, jeigu teisingai supratau diskusiją, dėl kaiminio atominio elektrinio, tai o kuo tai yra susiję? Tai visiškai nesusiję. Rusija priėmė savo sprendimą, Baltarusija priėmė savo sprendimą, jie pagal galiojančius tarptautinius įsipareigojimus ir konvencijas, jie privalėjo pateikti poveikio aplinkai studiją, ko nepadarė ir kodėl Lietuvos valdžia ir prezidentas Grybauskaitė ir buvęs Seimas ir buvusi vyriausybė tyli ir nieko nereaguoja, leidžia jiems statyti, tai yra kitas klausimas. Štai du klausimai mes galbūt nuosekliai pratęskime. Pirmas jūsų paminėtas aspektas, ponas Linas Balsys prieš tai kalbėjęs minėjo, jog Seimas priėmė rezoliuciją dėl referendumo rezultatų, tačiau jis teigia, kad Seime formuojasi vaivorykštinė socialdemokratų ir konservatorių koalicija, tarsi tokia nebyli, kuri labai aiškiai rodo, jog griežto nusistatymo prieš nėra. Ir štai iki šiol praėjo daugiau nei mėnesis, buvo kalbėta, kad per mėnesį Seimas turi priimti sprendimą, bet formaliai de facto to sprendimo nėra. Tai vis dėlto, kaip jūs tai vertinate? Tai vertinu kaip konservatorių ir prezidento Dalios Grybauskaitės spaudimą. Kitokio aš logiško paaiškinimo nematau, nes Algirdas Butkevičius atvirai ir viešai po rinkimo ir referendumo rezultatų pasakė, kad reikia gerbti tautos valią. Tai aš kitokių paaiškinimų ir nematau. O darbo partijos nuomonė reikia taip, prašau taip, reikia kitaip, prašau kitaip, tai jau mes matėme. Jie pardavė koaliciją, ar kaip čia geriau suformulavus, vasarą, kai balsavo už Visagino atominės elektrinės projekto įstatymų rinkinuką. Tai nieko nuostabaus, kad daromas spaudimas ir darbo partijos byla yra įrankis tam spaudimui daryti. Taip, kad tęsiasi šita labai negraži ir nešvari dvikova. Jeigu dar kas nors turi naivuolių, skaitau prezidentės, vėl niekom nepagrįstus ir nemotyvuotus samprotavimus, kad čia atseit pigiausias variantas Lietuvai būtų Visagino atominė elektrinė, tai prieš keletą dienų paskelbta oficiali Suomijos pozicija. Jų vieno reaktoriaus panašaus dydžio statyba jau aišku, kad padidėjo iki 8,6 milijardų eurų ir jie patys jau pripažįsta, kad akivaizdu, kad šito reaktoriaus pagaminta elektros energija bus nekonkurentabili. Gerbiamas Zigmai, trumpam jūs nutrauksiu, turime klausytojos skambutį. Labadiena. Labadiena. Klausome jūsų. Mane stebina Vaišvila šnekus. Pone Vaišvila, jums Kruonis buvo negerai, senoji Ignalina negerai, dabar nauja irgi būtų negerai. Tai jūs pasenut, bet nesusitupėjot. Apsispręskit po galais, kas jums gerai. Kaip jūs atsakytumėte?
Labadiena, būtų malonu, kad žmogus... Alio. Taip, klausome jūsų, čia tiesiog... Būtų malonu, kad žmogus užduodantį šitą melagingą klausimą prisistatytų. Mane stebina pareiškimai dėl Kruonio. Aš buvau tarybiniais laikais valstybinės komisijos narys, kuris sprendė statyti ar nestatyti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Kas domisi, gali surasti mano parašą pritarinti šiai statybai. Ir aš norėčiau užmiršti šitą klausimą, bet kadangi oponentai neberanda kitų argumentų, tai ką darysi? O kalbant apie Ignalinos atominę elektrinę, tai ne Zigmas pradėjo dvikovą, visa tarybų Lietuvos valdžia kovojo, kad nebūtų ten ne vienos jokios atominio reaktoriaus varianto galimybės. Ir mane stebina kitkas. Dar 72 metais dėl Ignalinos atominės elektrinės aikštelės negalimumo pasirašė visi Lietuvos geologai, kurie buvo atsakingi už tai. Įvyko Černobylis po to, įvyko Fukushima, reikalavimai griežtėjo, o dabar staiga jau galima. Aš nenoriu dabar čia, kaip pasakyti, į detalės nukrypti, jos yra viešai paskelbtos, tas, kas nori, jos gali matyti, bet esmė yra ta. Tai yra dar ir kitas dalykas. Čia yra mūsų mažos tautos valia apsispręsti, ar jie prisijima šią riziką. Būtent, ponas Vaišvila... Ne ekonominiai klausimai yra. Labai teisingai, aš būtent norėjau ir klausti. Mes jau turbūt praėjom tą etapą, kai diskutavom apie tai, kiek kainuos elektra, savikaina, ką mes ją pardavinėsim ir taip toliau. Apie tai daug diskutuota. Bet dėl ko tai yra svarbus įvykis, referendumai Lietuvoje įvyksta nedažnai. Referendumas įvyko, yra tautos valia. Jeigu mes spręstume kitą klausimą, nebūtinai atominės elektrinės klausimą, galbūt politinį klausimą ir taip toliau. Ar tai nesukuria precedento, kad referendumas devalvuojamas iki kitas referendumas jau nieko nereikš. Jeigu nebus įgyvendinto šio referendumo sprendimas, galbūt žmonės tiesiog nebenorės eiti reikšti savo valios, nes tai tiesiog atrodys kaip tam tikras cirkas, ar ne? Žmonių valia buvo ignoruojama ne vieną dešimtmetį. Ir galų gale politiniai konjunktūrai kažkaip pasisukus šiemet, tai yra išskirtinis metų įvykis, buvo leista žmonėm pasakyti savo nuomonę. Ir labai gerai, kad tai buvo leista. Ir aš mačiau pats rinkiminiai apylinkiai žmonės ėjo ir gausiai dėl to, kad jie manė, kad jų balsas galų gale šitoje valstybėje vėl kažką tai lemia. Labai pakiliai ėjo, labai noriai balsavo. Ir turime rezultatus. Tai yra išskirtinis įvykis. Ir jeigu dabar bus pasityčiota iš šito dalyko, tikėtimi neturime pagrindo ne vieno iš tų, kurie bent kiek prisideda prie valstybės valdymo. Ponas Vaišvila, jūs taip pat esate nepriklausomybės akto signataras, jūs esate visuomenės veikėjas, tikrai žinomas. Jūs pats, kiek žinau, kreipėtės į prezidentę prašydamas paaiškinti jos poziciją. Jums buvo atsakyta? Pirmą kartą atsakė kanceliarijos viena iš tarnautojų. Paprašiau asmeninės nuomonės, nes pasakiau, kad ir mane, ir visus balsavusius domina Dalios Grybauskaitės nuomonė, o ne kad ir skyriaus vedėjos nuomonė iš šios kanceliarijos. Tai antrasis atsakymas dėja vėl toks pat, jis tik tai konkretesnis tuo, kad Dalia Grybauskaitė susipažino su išdėstyta pozicija, cituoju tiesiog atsakymą. O toliau vėl bandoma apsimesti, kad atseit privalomojo ir patariamojo referendumo rezultatai spotiniai gyvendinimo prasme. Tai aš tik noriu priminti referendumo įstatymą 8 straipsnio antrą dalį, kuris sako, per vieną mėnesį nuo jo priėmimo įgyvendinama. O įgyvendinama paprastai spalio pabaigoje įregistruoti Seime įstatymų projektai dėl įstatymų, kuriais buvo apsispręsta statyti panaikinimo. Tai kito įgyvendinimo ir būti negali, kurie kažkaip kitaip sako, reiškia spekuliuoja ir atsiprašau už tą žodį, tikrai ne naujametiniai laidai, bet tyčiojasi iš žmonių. Ir paskutinis klausimas, turime 2 minutės, prie kurio aš norėčiau grįžti. Kaip minėjau, yra 2 aspektai, taip pat prie mūsų kaiminių. Žmonės dabar kalba, politikai, apžvalgininkai, kartais kuluaruose kalbama, kad realiausia perspektyva yra, jeigu mes nepasistatom, o atrodo, kad galbūt taip ir bus savo atominės elektrinės, kad mes elektros energiją pirksime iš kaimynų, pavyzdžiui, iš to paties Kaliningrado. Jums tokia perspektyva kaip atrodo reali? Tai, žinant, kaip pasakyti, visas tas realijas, tai, kaip pasakyti, labai reali ta perspektyva ir niekur nesidėsi, bet mane stebina kitkas.
kyla tos dvi atominės elektrinės ir jokios valdžios pozicijos. Jokios valdžios pozicijos. Leido jie kaimynams statyti, neleido. Yra privalomi dalykai. Yra konvencijos, turėjo būti viešai paskelbtas ir aikštelės vertinimo dalykai ir turėjo būti oficiali Lietuvos nuomonė. Tyrimą, o klausimai uždavinėjami viešai. Tai jeigu jie anksčiau pasistatys, o tai yra realu, viešai skelbiama, kad Kaliningrado atominės elektrinės 2 reaktoriai panašaus dydžio kainuos 7,5 milijardo. Mūsų, kaip aiškėja, o tai yra slepiami tikri skaičiai, minimalios išlaidos vienam reaktoriui 5 milijardai. Suomiam kažkodėl 8,6. Tai matome, kad rusų elektros energija akivaizdžiai bus pigesnė šitose elektrinėse, jeigu jos bus pastatytos. Na kągi, mūsų laikas visiškai baigėsi. Dėkoju Jums labai už skirtą Jūsų laiką ir už Jūsų atsakymus. Kalbėjome su nepriklausomybės akto signataru Zigmu Vaišvila. Trumpam grįžtame į mūsų portalą Žinių radijas LT. Šiandien čia uždavėme klausimą mūsų lankytojams. Kokie Jums buvo 2012-ieji? 42% mūsų lankytojų atsakė, jog geri, 46%, jog blogi ir 12% buvo sunku pasakyti. Kągi, tokie yra rezultatai, nuomonės pasidalino, turbūt kaip ir visada. Metai būna skirtingai sėkmingi kiekvienam iš mūsų, galima tik palinkėti, jog artėjantieji 2013 būtų sėkmingi mum visiems. Tai buvo laida Dienos klausimas, ją vedžiau aš, Skirmantas Malinauskas. Dėkoju Jums už dėmesį, likite su Žinių radiju.